Labą dieną. Kaip kiekvienais metais sulaukiame ekspertų iš Tarptautinio valiutos fondo. Ir jie pateikė tam tikras įžvalgas, kuriomis vadovaujantis yra ateityje ir formuojama ir finansų politika, ir biudžetas. Tai esam labai dėkingi už ekspertinės įžvalgas ir prašysime pristatyti jas. Good morning. Thank you for coming. First of all, I'd like to thank the Lithuanian authorities and all our interlocutors for the open and constructive discussions over the past 2 weeks. So now our annual visit is coming to a conclusion. We've just published a short statement with our preliminary findings. We will now return to Washington to prepare a full report, which will be presented to the IMF's executive board, with publication expected in early August. So here today, let me briefly share our main messages. Ačiū, kad priėmėte. Mes parengėme pradinės savo įžvalgas ir grįšime dabar į Vašingtoną ruošti jau pilno pranešimo, kurį tikimės pristatyti rugpjūtį. Dabar pristatysiu pagrindinės įžvalgas. Okay, so now let me start with the outlook. So despite the energy price shock, Lithuania's economy is expected to continue to grow steadily at 2.9% this year. Pillar 2 pension withdrawals, EU-funded investment, and expansionary fiscal policy as helping to cushion the impact of higher energy prices. Inflation, however, is set to rise to 5.2% in 2026 before moderating over the medium term. Tai finansinės perspektyvos buvo geros ir tam prasidėjo ES finansavimas, skatinamoji finansinė politika bei antrosios pensijų pakopos fondo įsisavinimas, bet taip pat tikimasi, kad 2026 metais infliacija sieks 5,2%. So this is a broadly favorable growth picture. But uncertainty is high, particularly given the war in the Middle East and its potential impact on energy prices and global confidence. A further rise in energy prices could weigh on activity and push inflation higher. Apskritai finansinė prognozė yra teigiama, bet konfliktas Vidurio rytuose ir jo paveiktos energetikos kainų augimas gali sustiprinti infliaciją dar labiau. So it's also important to recognize that much of what is supporting growth today is temporary, particularly Pillar 2 pension withdrawals. At the same time, public debt is set to rise to around 55% of GDP by 2030, driven by high defense spending and by rising aging-related and social spending. So this makes a credible medium-term fiscal strategy essential. And Lithuania will need to shift toward more lasting sources of growth to keep catching up with higher income European peers. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad daug iš tų veiksnių, kurie šiuo metu skatina ekonomiką, yra laikini. Pavyzdžiui, antrojo pensijų pakopos fondo išsiėmimas. Ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad planuojama, jog valstybės skola iki 2030 metų turėtų paaugti iki 55%. Tai bus dėl socialinės politikos skatinimo, bei gynybos politikos ir dėl demografinių veiksnių. Todėl reikia užtikrinti, kad augimui bus imamasi strateginių žingsnių. So against this backdrop, let me highlight 3 points. So first, on fiscal policy. So policies are set to remain expansionary in 2026, but we see a need to shift to a tighter fiscal stance already this year. Any energy-related support should be temporary and well-targeted. And looking ahead, given Lithuania's relatively low tax revenues and limited room for further spending cuts, the adjustment will need to come primarily from durable revenue measures, complemented by spending reprioritization and efficiency gains.
Tai dabar perėsiu prie fiskalinės politikos apžvalgos. Tai visų pirma, fiskalinė politika 2026 metais išliks skatinamoji, todėl viešoji skola vidutiniu laikotarpiu didės. Siekiant užtikrinti fiskalinį tvarumą, dėmesys jau 2026 metais turėtų būti nukreiptas į griežtesnę fiskalinę poziciją, energijos paramos priemonės ribojant tikslinėmis ir laikino pobūdžio priemonėmis. Vidutinio laikotarpio fiskalinė strategija turėtų siekti kompensuoti didesnės išlaidas tvariomis mokestinėmis priemonės ir selektyvių išlaidų perskirstimu, kad skola būtų išlaikyta apdairiame lygyje. And on pensions, the recent changes in Pillar 2 are likely to reduce replacement rate and add to longer-term fiscal pressure. So at this stage, it's important to ensure the stability and predictability of Pillar 2 while preserving the accumulated soldier balances. Ir neseniai susilpnintas antrosios pakopos pensijų modelis nebus kompensuojamas augimu ir todėl reikės, siekiant užtikrinti tiek ilgalaikį fiskalinį tvarumą, tiek socialinį pakankamumą, reikės stiprinti pensijų sistemą. And secondly, on productivity. To keep converging with higher income European peers, Lithuania needs to rely less on temporary demand stimulus and more on productivity and investment. So this means stronger education and reskilling, well-targeted social benefits that still encourage work, and better regional connectivity and housing so people can move to where the jobs are. Firms also need better access to financing, including through deeper domestic and EU capital markets, and wider adoption of digital tools and AI, together with the green transition, will also be key to staying competitive. Dabar kalbant apie konkurencingumą, reikia nesilikti nuo kitų ES šalių, tam reikia ne tik tai skatinamosios politikos, bet ir reikia didinti produktyvumą ir efektyvumą. Tam reikia skatinti švietimo pokyčius, taip pat reikia padėti ūkininkams, didinti jų skaitmenizaciją ir padėti jiems gauti geresnį prieimą prie lėšų, prie finansavimo lėšų. And lastly, the financial sector. So the financial sector remains sound with high capitalization and very low non-performing loans. But the financial expansion is gaining momentum with strong credit growth and rising house prices pressures. So macroprudential policies should stand ready to tighten if these dynamics accelerate. And continued vigilance on cybersecurity and AML CFT risks is also important. So thank you, I stop there. Finansų sektoriaus politika turėtų ir toliau būti orientuota į finansinio stabilumo užtikrinimą. Finansinė plėtra spartėja, o ciklinės rizikos didėja ir makroprudencinė politika turėtų būti pasirengusi griežtėti, jei kreditavimo augimas ir būsto kainos dar labiau spartėtų. Ačiū labai, thank you. Išvadas ir rekomendacijas pristatė TVF misijos Lietuvai vadovė Kazuko Širono. O dabar prašysim finansų ministro pateikti savo pastabas. Dėkui Arūnai, tai tikrai malonu buvo priimti mūsų kolegų iš Tarptautinio valiutos fondo misiją, su jais bendradarbiauti 2 savaitės ir tikrai norėtųsi padėkoti už tai, kad 2 savaitės atliko tą sunkų darbą, atliko mūsų šalies tokią ekonominio paveikslo analizę, socialinės srities taip pat analizę. Už visą tai, už bendradarbiavimą tikrai norėčiau padėkoti. Tai tikrai neįkainojama patirtis ir Lietuva tikrai turėtų naudotis tokiom galimybėm. Taip, tai aišku, taip pakomentuoti išvadas misijos, kurių priėjo, tai be abejo vertinam bendrą išvadų paketą, tai yra tokios, galima sakyti, kaip mūsų ekonominės politikos gairės, tikrai vertiname, sutinkame su vertinimu, aišku, jis atliktas labai profesionaliai yra. Džiaugiamės, kad kai kuriuos aspektus iš to viso paveikslo mums pavyko atliepti kaip vyriausybei.
Tai aišku, ir gynybos finansavimas yra, ir mokestiniai pakeitimai, kurie leido užtikrinti tą finansų pakankamumą vidutiniu laikotarpiu. Taip pat girdėjau ir rekomendaciją, kad gerinti prieimą prie kapitalo ūkininkam. Tai irgi paskutinis iš mūsų padarytų tokių veiksnių. Na ir aišku, kad lieka ateityje nemažai iššūkių, nemažai dalykų, kurie yra pasakyti, kaip tokios gairės, rekomendacijos, tikrai suprantame jų svarbą. Vis dėlto reikia turbūt atsižvelgti ir į tai, kad priimant tokius politiškai jautrius sprendimus, reikia išlaikyti tą Lietuvoje esantį socialinį ir ekonominį kontraktą, kad jisai tikrai galiotų, kad žmonės nesijaustų palikti kažkaip tai ar už tos ekonominių tikslų būnantis. Tai manau, kad su laiku tikrai tos visos gairės, kurios pasakytos, daugiau ar mažiau bus po truputį įgyvendinamos ir Lietuvai šitų tokių ganėtinai sudėtingų laikų, kai reikia balansuoti ir gynybos finansavimą, ir ekonomikos augimą, ir konkurencingumą, ir tą patį fiskalinį tvarumą, manau, kad visas tas pavyks. Ir manau, kad situacija išliks artimiausiu metu, kaip ir kolegė minėjo, nuosaikus augimas tiek ekonomikos, tiek atlyginimų, tas artimiausiu metu tikrai turėtų išlikti. Ačiū labai. Kvieščiau Lietuvos banko valdybos pirmininką Gediminą Šimkų savo pastebėjimus. Sveiki ir pirmiausia noriu pradėti nuo padėkos Tarptautinio valiutos fondo misijos komandai ir jos vadoviai Kazuko Širono Arigato. Ir džiaugiamės, kad Lietuvos ekonomikos sveikatos patikrinimo rezultatai buvo gana pozityvūs, tiek Tarptautinio valiutos fondo, bet tiek ir Lietuvos banko. Vertimai rodo, kad šalies ekonomika šiemet augs solidžiai ir tai bus vienas sparčiausiai augančių ekonomikų regione. Visą tai pasakius, toks spartus augimas negali mūsų užmigdyti ir Tarptautinis valiutos fondas pagristai atliepia ir atkreipia dėmesį į ilgalaikius iššūkius, tokius kaip demografija, regioninis netolygumas, augantis skolos lygis ir pakankamai miglotos tolesnio produktyvumo augimo perspektyvos. Ir todėl pritarėme, kad ypač svarbu yra stiprinti investicijas ir gerinti įmonių prieigą prie finansavimo. Ir čia Lietuvos bankas taip pat prisideda konkrečiais darbais, tiek stiprinant ir auginant kapitalo rinką, kuri šiuo metu, reikėtų pasakyti, tikrai išgyvena renesansą. Bet taip pat ir kartu su Finansų ministerija parengėme naują ILTės priežiūros modelį paremtą aukščiausiais ES standartais. Ir ILTė tampa pilnaverčių plėtros bankų, galinčių finansuoti investicinius projektus, kuriems rinkoje trūksta sprendimų. Finansų sektorius, bankai, kuris iš tikrųjų yra pagrindiniai ir vis dar yra pagrindiniai ir svarbiausiai Lietuvos ūkio finansuotojai, kreditavimas yra labai aktyvus, aktyviausias visam regione ir kartais viršyje paskolų portfelio augimo tempus esančius vidutinius eurozonoje. Bankai gerai yra kapitalizuoti, turi likvidumą. Džiaugiuosi, kad Tarptautinis valiutos fondas palankiai įvertino Lietuvos banko sprendimus dėl būsto paskolų supaprastinto refinansavimo. Na, rugpjūtį įsigaliosiantis atsakingo skolinimo nuostatų pakeitimai padės gerinti pirmo būsto prieinamumą jaunoms šeimoms, kartu ribojant rizikingesnį investicinį skolinimas. Baigdamas noriu pabrėžti, kad šiandien svarbiausia yra ne tik išlaikyti ekonomikos augimą, bet ir užtikrinti, kad jis būtų tvarus ir kuriantis vertę Lietuvos žmonėms. Ačiū. Ačiū labai. Ir dabar žurnalistų klausimai. Ar turite klausimų? Jeigu galima finansų ministrui, taip, prašau.
Tai gal pirmiausia, trumpai ką paminėjote apie tai, kad tie sprendimai, kurie galimai bus priimti remiantis tuo, kas buvo išsakyta Tarptautinio valiutos fondo, kad jie neturi pažeisti dabartinio kontrakto socialinio, ne, Lietuvoje. Ką konkrečiai turit omenyje, turbūt kokius konkrečius sprendimus, kur matot, kad gali kažkaip destabilizuoti tą socialinį kontraktą? Ačiū. Tai manau, kad be abejo reiktų neskubėti su tam tikrais sprendimais dėl mokesčių, neseniai buvo priimti mokestiniai pakeitimai pernai metais, reikėtų pasižiūrėti, koks yra efektas, ar tikrai pavyksta surinkti tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta, ar tikrai efektas ekonomikai yra toks, kaip planuota, ar nėra kažkokių tai spragų palikta. Jas reikėtų ištaisyti, kad jeigu tokių būtų, padaryti taip, kad tie pakeitimai veiktų taip, kaip planuota. Ir tik tada planuotis, jeigu reikės, sekančius mokestinius pakeitimus. Tas pats turbūt galima pasakyti ir apie antrą pensijų pakopą, kad šiame momente reikėtų tiesiog irgi pasižiūrėti, ganėtinai nemaži pakeitimai buvo padaryti, kokį jie turi efektą ir tik tada galima būtų priimti kažkokius tai tolimesnius sprendimus. Ačiū. Ar dar klausimų? Auginti produktyvumą, ne, mūsų ekonomikos, auginti konkurencingumą, ne tik su kažkokiamis tokiamis tiesioginėmis paramos priemonėmis, tai ar finansų ministerija jau turi kažkokią tai, nežinau, aiškesnį planą, kaip tas stabilesnis augimas galėtų egzistuoti Lietuvoje, kuris galbūt sumažintų tą skolos poreikį ir sumažintų kažkokias fiskalinės rizikas. Ačiū labai. Čia žinoma, kad kalba eina turbūt apie investicijas, šalis nemažai investuoja, dabar šiuo metu atsižvelgiant į geopolitinę padėtį investicijas šiek tiek ir perskirstome, tai yra perskirstome labiau į tas investicijas, kurios padėtų kovoti su didelėm energijos kainom, tai didelės energijos kainos aišku, kad yra kliuvinys ekonomikos vystymuisi ir progresui, tai manau, kad tikrai darome šitą linkmę, bet žinoma, čia galimybės neribotos. Kaip vertinate prezidento teikiamą įstatymų pakeitimus dėl iltės pagalbos įdarbinant gyventojus turimas sąskaitose lėšas? Kaip jūsų manimų, kiek gyventojai galėtų dalyvauti šitoj programai? Na, aš norėčiau, tik tai vakar mačiau spaudoje išėjo prezidentūros komentarai, tai norėčiau tik tai patikslinti, kad žmonės suprastų, kad tai savanoriškai yra, kad tai jų sprendimu, jie galės investuoti į tokį mechanizmą, tai nebus, kad kažkaip tai tos lėšos jų sąskaitose be jų žinios būtų naudojamos, tai tikrai bus vienas iš papildomų pasirinkimų jiem į investavimą. Tai turime tikrai dabar keletą tokių nesudėtingų instrumentų, kur galima pradėti investuoti, tai be abejo yra gynybos obligacijos, jeigu kartais prezidento šitas siūlymas ir mechanizmas vystytųsi, būtų patvirtintas kaip geras ir įsigaliotų, na tai būtų dar viena galimybė. Bet žinoma, ten dar yra nemažai dalykų, dėl kurių reikia sutart, sukonstruotą mechanizmą, tai iniciatyva, manau, kad visai nebloga. Dar tada ministrui minėjo irgi apie galimas rizikas kredito rinkoje ir susijusias su nekilnojamu turtu, tai ar jūs matote augančią kažkokias tai rizikas su paskolomis būstą įsigyti ir irgi buvo paminėta, kad reikia imtis kažkokių tai galimai veiksmų, jeigu ta rizika išaugtų, tai kokie tai maždaug galėtų būti veiksmai. Čia aišku, taip labai spekuliatyviai ir ateitį, bet vis tiek. Manau, kad čia tikrai galėtų ir Lietuvos banko vadovas paskui papildyti mano atsakymą daugiau, bet visumoje tai būsto rinka, būsto prieinamumas tai yra globalinė problema, vakarų problema, tai problemai šiek tiek daugiau dėmesio pradedama skirti ir tarptautiniuose formatuose. Visi pabrėžia tai, kad reikėtų stengtis priimti tokias priemonės, kurios padėtų pasiūlos pusėje, tai yra, kad atsirastų daugiau būsto, kad būtų lengviau būstą statytis, kad būtų lengviau susitvarkyti dokumentus leidžiančius pradėti statybas. Galbūt galima kalbėti apie kažkokio reguliavimo sumažinimą šitoj srityje.
ir vengti priemonių, kurios veiktų paklausos pusę, nes paklausa ir taip dabar yra ganėtinai didelė ir šiek tiek viršė pasiūlą. Nežinau, ar Gediminai papildys, norėtum ką nors? Aš jau pabaigiau sakymą. Jeigu yra čia kažką pildyti, aš nežinau. Galiu papildyti tokiu būdu, kad kitą savaitę mes pristatysime Lietuvos banko finansinio stabilumo apžvalgą, kuri iš tikrųjų skirsime nemažą dėmesį būtent nekilnojamo turto rinkai. Bet taip pat norėčiau pristatyti ir patį procesą Lietuvos banke. Kiekvieną ketvirtį yra atliekamas sisteminės rizikos finansų sektoriuje vertinimas ir be jokios abejonės nekilnojamas turtas yra ir situacijos nekilnojamo turto rinkoje vertinimas yra to dalis. Ir kiekvieną ketvirtį yra svarstomas priemonių taikymo tikslingumas, ar tai būtų anticiklinio kapitalo rezervas, ar tai būtų papildomi sisteminės rizikos rezervai ir panašiai. Tai taip šiuo metu mes matome, kad nekilnojamo turto rinkoje situacija yra aktyvesnė, bet tuo pačiu matome, kad ir išaugo palūkanų normos. Ir yra įvairių tokių laikino pobūdžio veiksnių, kurie galėjo paskatinti situaciją nekilnojamo turto rinkoje. Kaip sakiau, mes ją įvertinę ir pristatysim kitą savaitę. Pone Šimkau, norėjau paklausti jūsų apie anuitetų naikinimą. Čia prieš gerą mėnesį prezidentas buvo Lietuvos banke, išėjo, paanonsavo, bet jūs nieko plačiau nepakomentavote apie tai. Tai gal galėtumėt išdėstyti savo argumentus, o gal jau persigalvojat, nes nemažai buvo ir kritikos, ir palaikymo buvo šitai minčiai. Tai gal galėtumėt plačiau šiek tiek. Turbūt po ministro aš dabar taip pradėsiu nuo to, kad tai yra klausimas, kuris be jokios abejonės turi būti diskutuojamas ir tai yra tokio politinės diskusijos objektas. Mes kaip Lietuvos bankas prie to be jokios abejonės norime ir ketiname prisidėti per ekspertinį kampą. Dabar kodėl plačiau nekomentuoju, nes mes kalbėjome apie vieną dalį, apie privalomą anuitetą ir jo privalomumą. Bet iš tikrųjų Lietuvos banke aktyviai vyksta darbas, ekspertinis darbas ir mes svarstome ne vieną pasiūlymą, kaip būtų galima eiti žingsniuoti toliau. Ar žingsniuoti, kada žingsniuoti. Pirmiausia, mes norime tai pristatyti atsakingų institucijų, tokių kaip Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovams, ekspertams apie tai diskutuoti ir po to kalbėti. Bet taip iš tiesų darbas Lietuvos banke vyksta ir mes matome ne vieną galimą siūlymą, ką būtų galima daryti daugiau. Iš politikų dar girdėjom siūlymą, kad reikėtų valstybės paskatą naikinti antrojo pensijų pakopą, ar Lietuvos bankas pritartų, nes tai būtų ir sutaupomos, sakykime, lėšos. Aš tikrai nenoriu komentuoti izoliuotai vieną arba kitą siūlymą, nes mes pensijų sistemą, kaupimą senatvėj matome kaip sistemą. Ir tą labai svarbu pažymėti. Aš kaip pavyzdžiui jums pateiksiu. Mes dabar turime antrą pakopą po reformos, mes turime trečią pakopą, mes turime investicinį gyvybės draudimą, mes turime investicinę sąskaitą ir yra jau registruoti Seime siūlymai, kaip ten pateikti arba padaryti paskatinimą kaupimui senatvėj. Tai yra daug įvairių vienetų, daug įvairių objektų, kurie turėtų šiaip tai būti sujungti vienam tikslui. Ar sujungti, kaip sujungti, tam reikia iš tikrųjų gerai padirbėti ir pagalvoti. Tai aš tiesiog noriu dabar šiek tiek atsitraukti nuo atskirų siūlymų komentavimo. Mes matome tai kaip paveikslą, mes norime, kad jis būtų geras ir tada atitinkamai pateikti siūlymus. Matymą. Pirmininkė, dar norėčiau ir jūsų nuomonės dėl prezidento siūlymo gyventojų laikomus pinigus sąskaitose įdarbinti galbūt Lietuvos ekonomikai. Kiek jūsų žiniomis šiuo metu yra milijardų tiesiog nenaudojamų eurų ir kaip vertinat, 2,5 tūkstančio ta riba siūloma didžiausia, ar jūsų manimų ne per mažai iš tikrųjų, gal galėtų žmonės ir daugiau prisidėti? Tai dėl šito siūlymo aš pasakysiu turbūt tai pirmiausia, kad tai yra 2x savanoriška sistema. Pirmiausia, kredito įstaiga turi nuspręsti dalyvauti šitoj schemoje. Ir tada, jeigu ta įstaiga dalyvauja, tada žmogus gali nuspręsti, ar jis nori dalyvauti arba nenori dalyvauti.
Kodėl tą dalyką sakau? Nes noriu paneigti bet kokias kalbas apie tai, kad čia gali būti kažkokie nusavinimai ir panašiai. Antras dalykas, tai yra indėlio sąskaita, tiesiog dar viena indėlio sąskaita, už kurią žmogus dabar einamojo sąskaitoj negauna palūkanų, iš žmogaus perspektyvos, tai yra galimybė gauti palūkanas už lėšas einamojo sąskaitoje. Tu pats pasirenki, tu to nori ar nenori. Ir tai yra iki 2,5 tūkstančio eurų, kaip jūs paminėjote. Tai taip pat yra indėlių draudimu draudžiamas indėlis. Ir turbūt skirtumas yra tada, dabar bankas turimas lėšas gali panaudoti taip, kaip jis mano yra reikalinga, ar jis teikia skolinimą, ar jis laiko centrinėme banke, ar jis nusiperka vertybinius popierius. Šiuo atveju būtų paskolinta iltį, kaip jūs teisingai pasakėte, ekonomikai finansuoti, ir tai yra labai svarbu, nes lėšos esančios banke, jos tokiu būdu būtų produktyviau įdarbintos valstybei, bet iltė tas lėšas turės grąžinti, arba jeigu tas nepavyktų, tai už tas lėšas yra teikiama valstybės garantija, tai yra saugi schema. Tai aš tai vertinu pozityviai, nes tai yra dar viena galimybė, kaip išlaikyti, pirmas dalykas, kaip panaudoti santaupas esančias Lietuvoje, Lietuvos ekonomikos saugimui. Bet antras dalykas yra, kaip lėšas arba per palūkanas, kaip už indėlius gaunamas palūkanas įsukti Lietuvoje, kitaip tariant, kad tai yra mokamos, nes už šitus indėlius pinigėlius gautų žmonės ir be jokios abejonės jie vienaip ar kitaip jie tai galėtų panaudoti jau paskui savo reikmėms. Ir mano galva, tai nėra vienintelis dalykas, kurį verta padaryti. Mes taip pat banke daug diskutuojame, kalbame ir nekartą siūlėme, kad galėtų Lietuvoje atsirasti ir mažmeninis, nedidelio nominalo, bet pirminį rinkui platinamas ir paskui parduodamas, rinkos palūkanas turintis vertybinis popierius, kurį galėtų įsigyti tiesiog fiziniai asmenys, nes tai yra nedidelis nominalas. Galbūt tai kažkas pasakytų, tai yra alternatyva gynybos obligacijai, bet tai nėra visiškai ta pati alternatyva. Tai yra toks papildomas instrumentas, kuris tai beje labai smarkiai prisidėtų ir galėtų prisidėti prie kapitalo rinkos plėtros. Kadangi kolegos laikas mūsų truputėlį spaudžia, tai paskutinis klausimas, jeigu turi TVF atstoviai klausimą, tai prašau. Ačiū labai, aišku, už jūsų pristatymą visų pirma. Tai keli klausimai tada iš karto kartu paminėjot, kokia infliacijos prognozė šiemet ir BVP prognozė šiemet. Ar turite jau prognozę kitiems metams, ar jinai keičiasi nuo to, kokia buvo TVF skelbęs anksčiau? Taip pat gal truputėlį dar galėtumėt praplėsti savo komentarus. Minėjote, kad reikia auginti Lietuvai produktyvumą, tai gal matote kažkokius tai konkrečius būdus, kaip auginti tą produktyvumą, galbūt yra kažkokie tai sektoriai, kur yra didesnis potencialas tam produktyvumo augimui. Taip pat paminėt, kad ir šiemet reikėtų griežtesnę fiskalinę politiką taikyti, tai vėlgi, kur čia tas griežtumas galėtų atsirasti, kokius galbūt minimalius pokyčius dar šiemet galėtų taikyti vyriausybė. Ačiū. Well, thank you very much for the question. It's a lot of questions in one shot. So I guess I can start with the outlook. So you're asking about what's the projection for 2027, I guess. So so we are still working on the details, but what I can tell you is that for 2026, we are expecting 2.9% of growth, and the next year it's going to slow down a little bit. And then the reason is, partly because of the kind of base effect. This is a big push from the Pillar 2 withdrawals. That's our assumption, and then that wears off in 2027. So the growth is going to be a little bit slower, but it's not going to be like decelerating a lot. But it's somewhere around 2% or something like that, right? And then in terms of inflation, again, this year our assumption right now is that the energy price hike is going to be temporary. So, it's going to start normalizing. So 27, we expect, sort of lower inflation, and the medium term, it's more moderate, right? So that's our expectations. So when we publish our report, the revised
projection is going to be all published. But I also want to highlight, sort of stress that this is based on the current assumptions, right? And then, as you know, the situation is quite volatile. So when things change rapidly, then we may, revise our projections as well. So that was first question, I guess. And then, yeah, okay, sorry. Taigi, daug klausimų uždavėte, tai pirmą pakalbėsiu apie riziką, apie 2027 metų prognozes. Na, mes be abejo jas dar tik tai pradedame daryti, bet kaip minėjau, 2026 metais planuojame 22,9% BVP augimą Lietuvai ir 2027 metais šis augimas turėtų šiek tiek sulėtėti, nes visų pirma antrosios pakopos pensijų sistemos išsiėmimas jau eis į pabaigą, bet manome, kad BVP augimas turėtų būti apie 2%. Ir infliacija taip pat turėtų gal pradėti lėtėti, nes energijos kainų pakilimas mes taip pat manome, kad yra laikinas. Ir 2027 metais energijos kainos turėtų stabilizuotis, taigi prognozuojame, kad infliacija taip pat pradės lėtėti. Bet kaip ir minėjau, pranešimas dar ataskaita dar tik bus rengiama ir mes peržiūrėsime šitas prielaidas ir taip pat mes visą laiką atsižvelgiame į dabartinę situaciją, tad visą tai gali keistis. Okay, and then I guess the second question was on productivity, I guess the growth, right? So there are many things we can do. I mean, this is structural reforms, right? So, but I guess I can sort of emphasize one point, which is sort of access to finance. That's one of the areas which we focus this time around. So especially, kind of the Lithuania, the capital market is relatively shallow. So there are many companies are actually having an issue in accessing to finance. So one way to address this, there are many ways to address this, but one way is really you need to have a bit deeper capital market. But given the size of the economy, there's only so much you can actually do, right, in Lithuania alone. So recently there has been some effort, to harmonize the requirements, I guess, with the other Baltic countries. That's one way to go about, one way to address this shallow capital market. But at the same time, even only together with Baltics, right? I mean, there's only so much liquidity you can get. So what we are really advocating is really to advance the EU level reform. So that's really, if you have access to much bigger capital market, that's going to help alleviate constraint on the financial, access to finance. But then there will be more in our published statement. There's a bit more, and then there will be more elaboration in our report as well. And then lastly, I'm also watching the time. Oh, I'm so sorry. Yes, please go ahead. Tai antrasis klausimas buvo apie produktyvumo didinimą. Tai be abejo yra daug būdų, tai yra struktūrinės reformos, bet vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra priėjimas prie kapitalo rinkoje, kuris Lietuvoje yra mažas ir mes tam daug dėmesio skiriame. Ir dėl to bendrovėms trūksta priėjimo prie finansų ir tai yra problema, kadangi Lietuva yra maža rinka, tai todėl ir kapitalo rinka yra maža. Kaip buvo minėta, yra bandoma kurti bendras paskatas kartu su kitom Baltijos valstybėmis. Tai yra puikus žingsnis, bet vis dėlto netgi visos 3 Baltijos valstybės kartu, jos vis tiek yra smulkios ir kapitalo rinka jose taip pat būtų maža. Tai kitas sprendimas, kurį mes siūlome, būtų reforma ES lygių ir tai galėtų padėti išlyginti kapitalo rinkos situaciją, bet apie tai bus plačiau parašyta mūsų ataskaitoje ir pareiškime. Okay, the last one is on fiscal policy, right? So already this year we really see the need to really have a tighter fiscal stance. So what can we do? Right? What can the government do? So this effectively means that if there's an overperformance in revenue, instead of spending, they should save it. And then if there's some saving in the spending, it should be kept like that. And then at the same time, the energy price shocks, the government is trying to provide some, if they're considering to provide additional support, this needs to be really targeted and temporary.
because it can blow up if you don't really watch what you're doing. So that we really encourage the government to make sure that this energy related support should be temporary and targeted. So that's what they can do this year. Ir trečiasis klausimas buvo apie fiskalinę politiką, apie tai, ką šiais metais būtų galima daryti griežčiau. Tai manome, kad visų pirma, vyriausybė galėtų stengtis griežčiau valdyti finansus, tai jeigu padidės įplaukos kažkurioje srityje, kad tos įplaukos neturėtų būti iškart išleidžiamos, o būtų galima jas saugoti. Jeigu kažkur pavyktų apriboti išlaidas, tas taip pat, kaip ir išlošti pinigai, taip pat neturėtų būti išleidžiami, o saugomi. Ir antra dalis tai būtų energetikos kainų šuolis. Siekiant su juo kovoti, priemonės turėtų būti laikinos ir tikslingos. Tai turėtų būti gerai pagalvojama, kur turėtų būti skiriami pinigai, kad būtų išvengiama išlaidavimo. Ačiū labai. Thank you. Tai tuo ir baigsim trumpą spaudos konferenciją. Ačiū.